Gatvės gimnastai, Project Mayhem. Get out of here and get me some money. Get out. You're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Against Gravity organizacija. Čia yra komanda, kuri nori suburti vietinę workout bendruomenę čionais, bet jinai neturi nei kaip ir sportininkų, tik vieną. To labiau komandos galėtų daryti pasirodymus. Dėl to jie pakvietė mus, jie stebėjo mūsų veiklą. Robertas susipažino su jais, kai buvo Maskvoje pasaulio čempionate. Tada, kai mes laimėjom talentus, jie mūsų dėmesį stebėjo ir nusprendė pakviesti. Dubajuj dar nėra tokių stiprių atletų, kurie galėtų paruošti šou, kuri būtų skirta įvairiai, ir aišku, rimtai publikai. Gavę skambutį turėjom nuspręsti, kas galėjo sukurti Dubajų. Aišku, tam nebuvo labai daug laiko, iš viso valanda, tai teko išėti iš pamokų ir skambinėti visiems Mayhemo nariam, kas galėtų ir kas ne. Sužinojom ryte, Robkė man paskambino ir pasakė, kad per 1 valandą aš turiu apsispręsti, važiuoju į Dubajų visą mėnesį. Tai iš karto pradėjau skambinėti visiems, iš pradžių Univerui, po to tėvams. Jo, su to išvykimu buvo labai viskas taip intensyviai. Mes buvom Druskininkuose, man atrodo vasario pabaigoje mes Druskininkuose atidarinėjom centrą ir tada Robkė pirmą kartą susiskambino su arabu. Ir jisai pasakė, kad labai panašu, kad mus 5 pakvies balandžio pradžioj, tada mes kalbėjom tik apie balandžio pradžią. Vėliau buvo tyla, mes taip šiaip repetavom, bet nieko ypatingo negalvojom. Ir tada aš kažkaip naktį su Robku susirašinėjau, jisai man numetė screenshotą, kad ten arabas jo kažko paklausė, ar mūsų komanda ten galėtų už savaitės išvaryti visam mėnesį į Dubajų. Čia buvo toks šokas. Robkė dar pasisakė, kad pasiskambino su arabu ryte. Ryte sekančią dieną susiskambino ir visi mes, kas važiavom, turėjom lygiai valandą apsitęsti, ar mes važiuojam mėnesį į Dubajų ar ne. Tai čia ir Žilas, ir Robkė, ir Mindė, ir aš, ir Deivis su Albertu siūlėm. Visi turėjo duoti savo atsakymą per valandą, tai iš tikrųjų yra sunkus dalykas apsispręsti visam mėnesiui išvažiuoti į kitą šalį ir pradžioje netgi nežinojom ten visų sąlygų, bet kažkaip apsisprendėm. Ir dar tuo pačiu metu mes buvom praėję atrankas, kad važiuoti visam mėnesiui išdarbiauti Prancūziją su savo šou, prisijungiant prie didesnio teatro. Tai teko atsisakyti šitos idėjos, jie mus kvietė nuo balandžio 1 iki gegužės 5 pasirodyti. Ir taip pat tuo pačiu metu mes dar turėjom pasiūlymą važiuoti pasirodyti į Turkiją pusei metų.
nuo ko mes kol kas lygiai atsisakėm. Tai vat, sprendimas buvo priimtas, kad mes važiuojam visi į Dubajų. Apskritai pasakius, mums sekės pradžioj sunkiai, nes teko pasirodyti. Per 2 dienas mes turėjom apie, jei neklystų, vos ne 10 pasirodymų. Tai čia yra labai daug. Numeris buvo gal 4 kartų ilgesnis nei talent, o mūsų buvo 3 žmonėm mažiau. Buvo tokia problema, nes realiai mes niekada nepasirodydavom 8 minutės, 4, realiai buvo labai sunku kažką sugalvoti. Viskas sudėliot taip, kad gražiai sueitų, kad mes nepavargtumėm per anksti. Ir tą pasirodymą parodyti po 4 kartus per dieną atrodome. 3-4 kartus per dieną. Pagrinde mes pasirodėm Global Village, tai didžiausiam pasaulyje teminiam parke. Šiaip pasirodėm Global Village, ne tik Global Village, bet pagrindinė tokia vieta, kuriai mes ruošėme pasirodymą, tai buvo Global Village, kur mes pasirodėm 12 kartų. 4 dienas buvo 3 pasirodymus. Būtent tam renginiui mes ruošėme mūsų pasirodymą. Global Village yra didžiausias teminis parkas. Ten yra pristatomas 32 šalis, man atrodo, iš viso pasaulio. Ten gali užeiti ir yra atskiri tokie paviljonai, kur gali nusipirkti pingus kvepalus, visokius daiktus iš tam tikros šalies. Metus šią vietą aplanko 5 milijonai žmonių ir kai darėm pasirodymus, tai tikrai susirinkdavo nemažai. Šiaip kiek teko girdėti, tai nedaugam pasiseka pasirodyti šitam Global Village, tai kad ir ne pagrindiniai scenai pasirodys, ties planai, ateities planuose galbūt pasirodys pagrindiniai scenai. Pas Mindė visada su nuotykiais. Jam visada kažkas skauda ir jisai kažkas susitraumuoja, nori jisai to ar nenori. Mindė atvyko keliom dienom, man atrodo, 4 dienom vėliau negu mes, nes mes atvažiavom antradienį, jisai atvažiavo iš šeštadienį į sekmadienį, nes turėjo atidirbti dar savaitę darbe. Pasitikom naktį, sekančią dieną iškart turėjom pasirodymą mokyklai, viskas tenais praėjo gerai, pasirodėm, visiems patiko, niekas nesusižalojo. Ir tada po kelių dienų pas mus buvo dar vienas pasirodymas parke ir per apšilimą, mes tada turėjom 3 pasirodymus padaryti, per apšilimą Mindė nusprendė peršokti per lygiagretes. Peršoka per vieną, užsikabina kaip visada rankom ir nukrenta į beką. Čia buvo apšilimas Mindės, bet jam nepavyko, jo kojos užstrigo už lygiagrečių ir vietoj to, kad nukristi į beklyverį, jisai užsisuko ir iš apatinės lygiagretės pusės atitrenkė antakių. Pirma diena praėjo gan sėkmingai, tik antrą dieną ten tiesiog nesėkmingai šokau per lygiagretes. Vienas ten iš mano tų pirminių šuoliukų, tai nesėkmingai išėjo, tai su akim trenkiausi lygiagretį ir praskirtų akį. Aš viską tai mačiau iš arti, nes aš laikiau lygiagretes, kad jos stabiliai būtų. Pas Mindį iškart pasipylė kraujai, pas jį atkrito tenais dalis antakio, gan giliai šiaip. Jį greitai išvežė į ligoninę, pradžioje į vieną, po to į kitą ligoninę, kur galiausiai jam uždėjo 7 siūlės ant akies. Ir jisai su jom buvo 1,5 savaitės, man atrodo, vaikščios su tom siūlėm. Galiausiai nepavyko susiderinti su arabais, kad jie nuvežtumės mus kiek galima greičiau ligoninę, kad išimti tas siūlės Mindai, tai jisai nusprendė kaip Rembo nusimti jas pas. Nu ir šiaip kitos traumas pas jį, tai riešas, tai alkūnė, tai petys, tai papas, tai baseinė plaukio nagą kažkur savo susižalo ant kojos. Jo, plaukio baseinį, dantį savo atlaužė kažkaip. Tada dar prieš išvarant Vilniui mes turėjom generalinę repeticiją, čia gal buvo 3 dienos prieš išskrendant man, Robkei ir Žilui. Ir Mindė, skubėdamas iš darbo, pritrenkė savo, prispaudė pirštą mašinos durelę, muštino belenkaip, visas nagas nulipo, irgi tenais po to kraujai kaip prasilėjo pro pirštą, tai buvom irgi biški, nepasimetę, bet nejaukiai jautėmės, nes galbūt jisai kažko negalėjo daryti, kur reikėjo kabėti, bet šiaip viskas išsisprendė. Kodėl taip ilgai laikėt paslapčia šią naujieną ir Meichemas niekam nieko nesakė? Niekas neklausė. Ne, šiaip klausė daug kas, bet norėjom padaryti tokį įspūdį. Kad iš karto visi sužinotume, kad mes Dubajui.
kėlėm nuotrauką į Facebooką, visi sužinojo. Dažniausiai treniravomės, buvo apskritai 2 vietos, kur mes galėjom treinint. 2 tokias didelės aikštelės. Viena yra Shadow Tower, tai čia yra Against Gravity, tos įmonės ir organizacijos, kuri mus čia pakvietė aikštelė. Jinai yra ant 9 aukšto dangoraižyje. Tenais yra ir parkūrui pritaikyta aikštelė, jinai pritaikyta ir workoutui, yra baseinas didelis, galima pasideginti, yra crossfitas, yra įprastas sporto salė, yra pirtis, spa ir visi kiti malonumai ir viso to mes galėjom naudotis. O jo, masažai dar. Ir antra aikštelė yra Skydive Dubai, čia yra tie geltoni turnikai, jie yra prie pat įlankos, prie pat vandens. Mums labiau, kaip nekeista, patiko geltoni turnikai, nes ir vaizdai geresni į miestą. Ir šiaip tenais kažkaip vakare, kai sutamsėja ir įsijungia žibintai, atmosfera geresnė. Bet taip nuoširdžiai sakant, tai mes netiek daug treniravomės šiandien, kiek galėjo atrodyti, nes pas mus maždaug buvo čia 20 pasirodymų, iš viso mes čia buvom 35 dienas, tai per tas laisvas dienas mes labiau stengiamės pamatyti miestą, negu pasitreniruoti. Tai visą kelionę, visą maistą, visą viešąjį transportą, didesnė dalis vietinių išlaidų, kurios mes čia išleidžiam, yra iš jų banko sąskaitos.